Dar 2000-aisiais druskininkai buvo vadinami mirusių miestu, kuriame trečdalis žmonių neturėjo darbo, dauguma įmonių dirbo nuostolingai, per metus atvykdavo vos 40 000 turistų. Kurortiniam miestui turinčiam puikias gamtinės sąlygas tapti turistų traukos centru reikėjo permainų. Druskininkai nuo 2003 metų, investuojant lėšas, atgavo reabilitacijos ir sveikatingumo turizmo vietovės vardą. O investavus ES lėšas, kurortas gerokai išplėtė savo infrastruktūrą. Per keliarius metus atsirado daug vietų, kur teikimos gydymo, grožio puoselėjimo paslaugos, galima rinktis, kur aktyviai praleisti laisvalaikį. Viena tokių vietų – Druskininkų vandens parkas ir gydyklos. Vandens pramogų parkas nuo 2004 metų iškilo vietoj prieš kelis dešimtmečius statytos didžiausios Europoje fizioterapijos gydyklos. Pirmiausia, nebeliko vieno iš 4 buvusios gydyklos pastatų, susprogdintas ir išardytas 56 metrų mineralinio vandens rezervuaras. Šio statinio pagrindinės konstrukcijas nepataisomai pažeidė laikas ir mineralinis vanduo. Likusiuose 3 pastatuose po rekonstrukcijos jau 2006 metais atsirado 20 pirčių kompleksas, spa centras, vandens pramogų kompleksas. Adrenalino mėgėjai gali išbandyti greitojo nusileidimo takelius, dirbtinių bangų baseiną, plaustais keliauti vandens upe. 23 000 kvadratinių metrų plote yra ir 3 žvaigždučių viešbutis, taip pat įsikūrę restoranai. Konferencijos gali vykti tarptautinius reikalavimus atitinkančioje salėje. 2003 metų birželį darbą pradėjo rekonstruota Druskininkų gydykla. Įrengtos modernios 23 purvo, 18 mineralinių vonių, mineralinio vandens baseinas su povandeninėmis srovėmis, garinė pirtis, poilsio kambariai, mineralinio vandens biuvetė. Gydyklose naudojamos naujausios technologijos. Kadangi gydykla yra parengusi specialias programas ir kartu su viešbučiais teikiančiais apgyvendinimo paslaugas, siūlo savo gydomuosius kompleksus, gydomasias procedūras, ilgalaikį gydymąsi, todėl žmonės renkasi būtent tuos kompleksus. Nors dar Lietuva prieš keliarius metus nebuvo įtraukta į Europos medicininio turizmo žemėlapį, tačiau Druskininkuose netrūksta pacientų iš Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, kitų rytų Europos šalių. Šiandien druskininkai gali pasigirti ir vienintelė Baltijos šalyse uždara slidinėjimo trasa, kuri veikia visus metus, o skaičiai daug ką pasako. Per metus druskininkus aplanko daugiau nei 230 000 žmonių, iš jų 90 000 turistų iš užsienio.